Džiaugiuosi, kad šiemet buvau savam prote ir prisisodinau mažai agurkų. Tai priskyniau truputėlį tik tais ir parauksiu tam kartui valgyti. Tai agurkų dėsiu krapų, beje, krapus visada yra augimui, nesvarbu, jūs rauksit žiemai, rauksit greitam valgymui, rinkitės tokius senus, jau brandžius krapus, ne tos jaunas šakelės, bet tokius subrendusius krapus. Dabar einu dar pasiskinsiu juodųjų serbentų lapų ir porą skiltelių česnakų paimsiu. Mano pagalbininkai visur vaikšto paskui mane, tik jau labai jie nemėgsta filmuotis. Kągi, parsinešam agurkus ir pirmiausia juos nuplaunam. Nuplovimui naudoju tokią šluostytę, nutrinu tiesiog gerai tuos spygliukus ir tada jie gerai nusiplauna. Ir nupjaustau galiukus, abu galiukus nupjaunu tam, kad, tiesiog kai mes parauksim, greičiau tas sūrimas įeina į vidų ir geriau agurkai užsiduoda rūgti. Taigi nupjaustau ir džiaugiuosi, kad turiu šitą ir šiukšlinytę tokią ir tų dubenų daug, kad gali laisvai pasirinkti, ką su kuo daryti. Šį kartą rauksiu į tokį 2 litrų indelį, kuris puikiai tinka skysčiui ir tą dangtelę aš visada laikau viduje įdėtą, tiesiog, kad jisai nepasimestų man ir nepasiklystų. Pirmiausia, į indelio dugną dedu krapus, dedu serbentų lapus, būtų galima dėti vyšnių lapų, bet mano vyšnios kažkokie vabalai nuėdė ir nėra tų lapų. Ir pirmiausia, į apačią sudedu didesniuosius agurkus, nes jie tiesiog įrūgs lėčiau, po to dėsiu mažesnius ir vėlgi tų krapų ir serbentų lapų. Tiesa, krapų ir serbentų lapų jūs niekada neplaukit, nes ant jų yra specialiai tų rūgimo užduodančių bakterijų ir taip rūgsta geriau. Taigi jų jau neplaukit ir, patikėkit, jie bus ir taip švarūs, jų neplaukit, tada jums geriau užrūgs. Ir sudedam gerai agurkėlius, jeigu jums trūktų agurkų, tada jau reikėtų juos su kažko paslėgti ar su gražiu kokiu akmenuku nuplautu, bet aš pridedu pilną indelį ir pilnas indelis ir dabar pasiruošiu sūrymą. Tiesa, pamiršau česnakus, tai česnakus irgi nusilupu ir tas skilteles truputėlį pasmulkinsiu. Tiesiog, kad tas česnako skonis geriau užsiduotų rūgimui. Ką dar būtų galima dėti? Būtų galima dėti ąžuolų lapus, būtų galima dėti krienų lapų, bet puikiausiai užtenka česnakų, puikiausiai užtenka krapų ir juodųjų serbentų arba vyšnių lapų. Eina savo, kokie filmuojant, tie nagai atrodo juodi. Dar realybė jie nebūna tokie juodi, bet kaip per kamerą, tai atrodo, kad čia nevalo didžiausia, bet taip, tiesiog nuskyniau agurkus ir sudėjau dabar į indelį, dabar pasiruošiu sūrymą. 1 litrui vandens imu 1 tokį šaukštą jau su kaupuku. Aš čia truputėlį virš litro vandens įpilsiu ir tą vandenį pilu šiltą, tiesiog ne karštą, bet tokį lengvai drungną. Ir rūgti greičiau pradės ir druska lengviau ištirps. Pripilu vandenį, tiesiog jau iš akies matau, kiek reikia, išmaišau šluotelę, tiesiog, kad mūsų druska nepaliktų apačioje, kad gerai ištirptų. Ir viskas, užpilam tą sūrymą, uždengiam dangtelį ir padedam rūgti. Iš pradžių rauginam bent parą kokią kambario temperatūrai, paskui jau galima įdėti į šaldytuvo dureles. Šitas indas puikiausiai telpa į šaldytuvo dureles ir yra mėgstamas ir džiaugiuosi, kad ir jūs jį mėgstat. O jeigu norėsit kokių dubenų, kokių nors tupperware gaminių, visada rašykit man. Iki susirašymo. Ačiū visiems, kurie pažiūrite iki galo, o jeigu norėsit pasižvalgyti, ką dabar turiu su nuolaida sandėliuke, pasižvalgyti kokios nuolaidos, visada rašykit man. Nes aš kartais neparašau jums pirmą, tiesiog nenoriu įkyrėti, labai retai kada parašau pirmą. Taigi jūsų norai, jūsų žinutės visada laukiamos. Iki susirašymo.